Sveiki, taigi tikra istorija apie tikrą draugą, su kuriuo nesimačiau labai ilgai, tačiau norėjau jums papasakoti, kaip jisai susitvarkė su savo didžiausia baime, viena iš didžiausių baimių. Tai turėdavo visą laiką jisai konfliktą su tokiu vyrioku, kuris buvo fiziškai geriau surėdytas, gal ir buvo jisai šiek tiek žemesnis už mano draugą, tačiau apie jį sklandė legendos ir jisai buvo nešiojamas ant rankų, galim taip sakyti. Tai mano draugas, nežinau, kokiais ten konfliktą su juo turėjo, bet jie nuolatos susidurdavo akistaton ir mano draugas vengdavo kovos. Dažnu atveju gėdingai pasitraukdavo iš jos arba tiesiog pabėgdavo. Ir jau kalbant su mano draugu, jautėsi, kad pas jį viduj, viena iš kalbos jaučiasi, kad pas jį viduj yra kažkas ne taip ir jisai jaučiasi tikrai šūdinai, jeigu taip švelniai pasakys. Ten viduje esantis emocinis burbulas, kuriame yra turbūt kaltė, gėda, nepasitikėjimas savim ir daug kitų dalykų, kol vieną kartą jisai stojo akistaton su savo baime ir jisai ją įveikė, jisai nugalėjo savo seną priešą, ko pasekoj pasikeitė jis visiškai, nuskambėjo ten per visus kaimus, kaip mano draugas susitvarkė su legenda, kuri jį persekiojo. Tai link ko lenkiu, link to, kad kai kurios legendos apie tam tikrus dalykus yra tik legendos. Ir tol, kol tu nepabandysi sulaužyti legendos, kol tu nepabandysi įveikti kažko, kas aplinkinių yra neįmanoma, tol tu stovėsi vietoje. Tai jeigu tu nori pokyčių, jeigu tu nori keistis, tu privalai daryti savo iššūkį, savo iššūkius kelt ir tik taip sugebėsi aukštyn eiti, keistis ir daryti dalykus. Tai va, legendos irgi kartais būna tik legendom.